Sveiki. Fotoaparatas turi laikroduką ir jisai fotografuojant programinę įrangą taip sugalvota, kad įrašo, kada fotografuota nuotrauka į patį nuotraukos failą. Bet kartais mes pamirštam tą laikroduką nustatyti, jisai kartais rodo neteisingą laiką. Kol su vienu aparatu fotografuojam lyg ir nieko, bet kai koks skirtumas, koks ten tas laikas. Bet kai profesionaliau dirbama su dviem, pavyzdžiui, ten ar gal 3 aparatais, jeigu keliese mes dirbam su kolegom, sunešam visi nuotraukas, importuojam ir matom, kad tą patį momentą, vestuvių kulminaciją, o nuotraukos išbarstytos laiko juostoj. Tai Lightroom Classic programa leidžia tą pataisyti. Jeigu taisysim aibei nuotraukų, tai tą aibę su Ctrl+A arba Command A galim pasižymėti, bet G raidė būtina, paspauskite G arba su pele į Grid View, kai nuotraukas rodo va tokia gardele, tada galima keisti laiką visom. Jeigu to nepadarai, tada tik vienai nuotraukai pasikeis. Metaduomenys, redaguojam fotografavimo laiką. Yra 3 režimai. Čia jeigu laiko juosta buvo neteisinga, tai galim poslinkį pasirinkti. Čia jeigu su programom laiką mes kažkaip tai išgadinom, sugadinom, bet dar kiti laukai žino, koks laikas buvo. Va čia matom 0 valandų. Tai tada galima statyti su šitu 3 punktu, bet mes dabar paprasčiausia renkamės, kai aš žinau, kad tai buvo 0 valanda, 24 valanda ir Change All visiems pakeičiam. Atsistojam ant nuotraukos ir matom, kad jau teisingas laikas. Įdomu, kad sekundės, minutės skiriasi, nenusistatė taip, kaip buvo nurodyta, laikas tik valanda pasikeitė, o sekundės, minutės ne. Tai toks naudingas punktas. Jei suklysit, panaudokit Revert Capture Time ir jūs atstatysit į tą, koks buvo pirminis, ką tas failas žino apie save. O galima įrašyti tos duomenis iš katalogo į failą, jeigu taip reikėtų po pataisymo. Tai ir viskas, iki kito karto.